mūsų pamaldumas į švenčiausiąją mergelę Mariją. Kadangi švenčiausioji mergelė Marija turi tokią reikšmingą dalį mūsų krikščioniškajame gyvenime, tai ir mūsų pamaldumas į ją, po pamaldumo į Dievą, turi būti didesnis už pamaldumą į kitus Dievo kūrinius, angelus ir šventuosius. Marija gyveno mūsų labui. Tai ir mes turime gyventi jos kaip mūsų motinos garbei. Per ją atėjo į žmonijos gyvenimą Kristus, todėl tinka, kad ir mes per ją eitume pas Kristų. Vadinasi, būsime tik tada tikrai pamaldus į Mariją, kai visiškai atsiduosime jai, o per ją Dievui. Tada iš širdies sekdami ją seksime Kristų, persiimsime jo dieviškais tobulumais. Protu bei širdimi duosime jai prideramą pagarbą. Valia kūdikiškai ją pasitikėsime. Širdimi kūdikiškai mylėsime ją kaip savo motiną ir mokysimės iš jos patikti viešpačiui Jėzui, patikti savo dangiškajam tėvui. Gili pagarba Marijai remiasi jos dieviškąją motinystę. Iš tiesų, niekad nebus per daug pagarbos tai, kurią kaip savo motiną gerbė įsikūnijęs žodis, kurią myli kaip savo dukrą dangiškasis tėvas ir kurią kaip savo šventovę yra pamilusi šventoji dvasia. Tėvas, reikšdamas jai pagarbą, sveikino per savo angelą kaip malonės pilnąją ir laukė jo sutikimo būti jo sūnaus motina. Sūnus ją gerbė kaip savo motiną ir jos klausė, gyvendamas žemėje. Šventoji dvasia, ją gerėdamasi, gyveno joje kaip savo mieloje šventovėje. Tad, reikšdami Marijai pagarbą, prisijungėme prie švenčiausiosios trejybės asmenų, reiškiančių jai pagarbą. Žinoma, reikia vengti perdėjimo, reikia niekuomet neužmiršti, kad ji jokia prasme nėra išganimo malonių versmė, o tik tarpininkė tarp versmės ir mūsų. Kai šitai turėdami prieš akis ją gerbėme, iš tiesų galiausiai joje gerbėme patį Dievą, viso, kas gera, versme. Mūsų pagarba Marijai, aišku, turi būti didesnė už mūsų pagarbą angelams ar kitiems šventiesiems, nes ji savo dieviškąją motinyste, savo tarpininkės, kad ir antraeilės pareigą, toli viršija visus angelus ir šventuosius. Dėl to jos kultas, nors ir nėra tarnavimo kultas, latrija, kuriuo tik Dievas garbinamas, bet ir didesnis negu tas pagarbos kultas, dulija, kuriuo šventai gerbiami angelai ir šventieji. Tad jai skiriamą kultą įprasta vadinti virš pagarbinių kultų, hiperdulija, nes jis yra didesnis už angelų ir šventųjų kultą. Visiškas pasitikėjimas Marija remiasi jos galia ir gerumu. Jos galia tai galingas jos užtarimas, nes Dievas neatsako jai nieko, ko ji, užtardama mus, prašo. Neatsako dėl to, kad jis Mariją gerbia ir myli labiau negu visą kitą savo kūrinyje. Jis gerbia ją ir myli kaip savo sūnaus motiną, kaip savo sūnaus pagalbininkę žmonijos atpirkimo darbe, kaip visų malonių tarpininkę per Kristų ir Kristuje. Taigi, ko ji teisėtai, tai yra pagal Dievo valią prašo, visa gauna. Dėl to ji ir vadinama visagalinčia užtarėja. Marijos gerumas yra tikrai motiniškas, ji motiniškai myli mus, kaip savo sūnaus mistinio kūno narius. Ji myli mus tą pačią meilę, kurią myli ir savo sūnų. Ji myli mus tuo labiau,
kad dėl mūsų yra tiek daug iškentėjusi kartu su savo sūnumi. Taigi, mūsų pasitikėjimas Marija turi būti nepalaužiamas, nežiūrint mūsų nuodėmingumo, mūsų dvasinio skurdo. Ji yra gailestingumo motina, ji iš Dievo gerumo yra labai gailestinga užjausti skurde esančius. Ji gerai žino, kad mes esame nuolatiniuose pavojuose akių geismo, kūno geismo, gyvenimo puikybės ir nuolat esame puolami nuodėmingojo pasaulio ir velnio. Ji mus tikrai motiniškai užjaučia ir yra mums motina tikra šio žodžio prasme. Net ir tada ji nepalieka mūsų, kai nusidedame. Ji išprašo iš Dievo veikdinančių malonių, kurios mus žadina nusigręžti nuo nuodėmių ir su pasitikėjimu bei meile atsigręžti į Dievą. O kai tik parodome bent kiek geros valios, ji mus vėl apsupa savo motinišką globą. Kad į šį Marijos gailestingumą atkreiptų mūsų dėmesį, bažnyčia yra leidusi kai kuriuose diecezijose švęsti Marijos nekalčiausios širdies nusidėjėlių priebėgos šventę. Mūsų pasitikėjimas Marija turi būti visuotinis, tai yra atžvilgiu visų malonių, kurių tik esame gyvenime reikalingi, kaip antai atsivertimo malonės, pažangos dvasinėme gyvenime malonės, galutinės ištvermės malonės, malonės mus saugojančios pavojuose, suspaudimuose, sunkumuose, kad ir neįsivaizduojamai dideliuose. Taip pasitikėti Marija mūsų ypač ragina šventasis Bernardas. Jei sukyla audros, pagundos, jei patenki tarp bandymų uolų, pakelk akis į jūrų žvaigždę, šaukis Marijos pagalbos. Jei esi plakamas puikybės, išdidumo, pavydo bangų, nori piktžodžiauti, pažvelk į žvaigždę, šaukis Marijos. Jei tavo sielos laivelį blaško pyktis, šykštumas, jusliniai malonumai, žiūrėk į Mariją. Jei esi neramus dėl didžių nusikaltimų, susigėdęs dėl vargingos savo sąžinės būklės, bauginamas minties apie teismą, jautiesi nuliūdimo bei nusivylimo bedugnėn įkritęs, galvok apie Mariją, šaukis Marijos. Ten niekuomet neapleidžia tavo širdies bei lūpų šaukimasis jos, mintis apie ją ir, kad tikriau susilauktum jos užtarimo ir pagalbos, seki jos pavyzdžiu. Sekdamas ją, negali paklysti, šaukdamasis jos, negali įpulti į nusivylimą. Galvodamas apie ją, neišklysi iš tiesos kelio. Jei ji laikys tave už rankų, nenupulsi. Jos globoje nėra ko bijoti. Jai vadovaujant, nepavargsi ir jos gerumo dėka saugiai pasiekiamas tikslas. Kadangi mes nuolat esame reikalingi malonės paramos, kad nugalėtume savo išganimo priešus ir eitume pirmin, todėl privalome dažnai kreiptis į tą, kuri teisėtai yra vadinama nuolatinės pagalbos motina. Pasitikėjimą Marija turi atbaigti kūdikišką meilę jai. Toji meilė turi būti karšta, vientisa, švelni bei šauni, juk Marija iš visų motinų labiausiai yra verta tokios meilės, nes Dievas, skirdamas ją savo sūnui motiną, suteikė jai visą, ko ji buvo reikalinga būti motina. Šiandieniškai tariant, motina iš didžiosios raidės. Ne tik pati savyje ji mieliausia iš visų motinų,
bet ir motiniškai myli savo vaikus, drįsčiau sakyti, labiau už visas motinas kartu paimtas, nes jos širdis buvo sukurta ir malonės pilnatve apdovanota, kad galėtų vertai mylėti savo dieviškąjį sūnų. Šią meilę Marija ir myli mus, kaip narius savo sūnaus mistinio kūno, kurio jis yra galva. Meilė šio kūno galvai yra meilė visam kūnui. Tad ir mums, kaip jo nariams, ši Marijos meilė išsiliejo visų pajėgumu. Ji žaviai pasireiškė Elzbietos aplankime Galilėjos Kanos vestuvėse. Tiesiog nuostabiai ji išsiliejo ant Kalvarijos kalno ir pirmaisiais bažnyčios metais. Ši meilė ir dabar neapsakomai liejasi jos visagalių užtarimu ir globa mums. Kadangi Marija yra mieliausioji motina ir myli mus labiau negu visos motinos, tai ji ir mylima turi būti po Dievo labiausiai. Taip ir yra, kur tik nuoširdžiai mylimas viešpats Jėzus, ten yra mylima ir jo motina Marija. Žinoma, neignoruojant tarp jų dviejų esančio skirtumo. Viešpats Jėzus mylimas kaip Dievas, Marija mylima kaip tėvo viengimio sūnaus motina pagal jo žmogiškąją, o ne dieviškąją prigimtį. Meilė Marijai yra palenkta meiliai viešpačiui Jėzui ir veda į meilę jam. Ši meilė Marijai yra pamėgimo, komplacencija meilė, kuri džiaugiasi jos dorybėmis, jai suteiktomis privilegijomis, jas dažnai kontempliuojant prasiveržia nuoširdžiu dėkingumu Dievui už tokį didelį Marijos išaukštinimą. Meilė Marijai yra ir gero jai norinti, beneficencija meilė. Ši meilė trokšta, kad Marija būtų visų vis geriau pažinta ir labiau mylima. Ji karštai meldžia Dievą, kad Marijos įtaka sieloms būtų vis didesnė. Meilė Marijai yra vaiko meilė savo motinai. Ji yra visiškai pasitikinti savo motiną. Ji yra vientisa ir švelni. Ji yra tokia artima, kokia tik gali būti vaiko meilė savo motinai. Ši meilė nuteikia vaiką visuomet norėti to, ko nori motina, visuomet daryti tai, kas patinka motinai. Marijos pavyzdžio sekimas yra geriausias būdas reikšti savo pagarbą šiai motinai. Marijos gi pavyzdžių tikrai verta sekti. Juk ji iš visų kūrinių yra panašiausiai viešpatį Jėzų, tobuliausias po viešpaties Jėzaus Kristaus idealas. Sekti Marijos pavyzdžių mums yra lengviau negu sekti viešpaties Jėzaus pavyzdžių. Juk vaiką pamėgdžioti savo motiną verčia pati jo prigimtis. Ją mėgdžiodamas, jis bręsta motinos mokykloje tiesiog bežaisdamas, pažangėja geriau ir greičiau negu geriausio pedagogo mokomas. Taigi ir mes Marijos mokykloje, jos pavyzdį sekdami, greičiau pažangėjame krikščioniškajame gyvenime. Šią pažangą ypač didina tai, kad mums sekant Marijos pavyzdžiu, ji nelieka nuošalyje. Ji savo galingų užtarimu išprašo mums gausių malonių per ją tapti kuo panašesniais į jo sūnų, mūsų viešpatį. Tad per Mariją, su Marija ir Marijoje eikime pas Jėzų. Per Mariją. Tai yra prašydami malonių per Mariją būti kuo panašesniais į Jėzų mintimis, širdimi ir darbais. Su Marija. Tai yra nuolat įsižiūrėdami jos pavyzdį, nuolat klausdami savęs, ką Marija mano vietoje galvotų, ko norėtų, ką veiktų. Su ja pas Jėzų. Marijoje. Tai yra jos mintimis, jos intencijomis gyvenant, pagal jos pavyzdį visą darant,
panašėti į Jėzų. Nuoširdus bendravimas su Marija širdies maldose labai panašina mūsų širdis į jos nekalčiausiąją širdį. Ypač nuoširdžiai kalbėtina sveika Marija, tavo apgynimo, o mano valdove, rožinis ir kitos maldos į Mariją.